liūdėjo, kad iš tikrųjų visi šitie žmonės, kurie šiandien išėjo prie mikrofono ir kalbėjo, jie yra gimę iš naujo, jie yra 2 kartus gimę. Kas gims tik 1 kartą gyvenime, 2 kartus mirs. Yra fizinė mirtis ir dvasinė mirtis. Kas 2 kartus gims, 1 kartą tik mirs. Kūnas mirs. Bet dvasiškai jisai atgimė ir gyvens amžinai nuo tos akimirkos, kai priėmė Jėzų Kristų į savo širdį, savo gyvenimą. Jam nebeteks antroji mirtis patirti. Antroji mirtis išvengs jo. Apeis jį. Ir iš tikrųjų atėjo laikas dabar prašyti tos malonės, tos dovanos, nuodėmio atleidimo, amžino gyvenimo dovanos ir paprašyti, kad Dievas atgimdytų tave iš naujo ir suteiktų amžinai gyvenimą tam. Kad paimtų nuodėmės naštą, paimtų baimę nuo tavęs, bet kokį stresą, aišku, paimtų iš tavęs mirties baimę, nes visi mes, be Jėzaus, iki pažinimo Jėzus, visi bijojom tragiškai mirties. Netgi ne tiek tos mirties, bet kas laukia po mirties mūsų. Ir Jėzus atėjo, kad išlaisvintų mūsų iš mirties baimės ir suteiktų savo dievišką liūdimą, kad mums nebeteks patirti mirties, tos dvasinės mirties. Aš tiesiog dabar vėsiu maldoj, tai bus ir jums padėsiu kreiptis į Jėzų Kristų su šito prašymu, kad Jėzų mes pripažinsim, kad esame nusidėliai. Jeigu kas nors esate iš čia salės nenusidėlis, galite nekartoti šitos maldos. Ir pripažinsim, kad esame nusidėliai, kad savo jėgom negalim savęs pakeisti. Kas jau savo jėgom pakeitėt save, galite nesimelsti tikrai. Ir kviesim į savo širdis ir savo gyvenimuose. Ir išpažinsim į savo viešpačių ir gelbėtų. Gerai? Ir kas atsitiko su tais žmonėm, kurie liūdėjo šį vakarą, lygiai tas pats atsitiks su jumis. Tikrai mes jums pažadam. Ir nes Jėzus pažadėjo savo žodį, ateikit pas mane visi, kurie esat prislėgti ir aš jūs atgaivinsiu. Jis Nikodemui pasakė, Nikodemai, jeigu tu negimsi iš naujo, net neregėsi Dievo karalystėse. Ir nei vienas, kas ateis pas mane, nebus atstumtas, jis aiškiai pasakė. Ir taip pat pasakė Nikodem, kas gimė iš kūno yra kūnas, kas gimė iš dvasios yra dvasia. Palenkim savo galvas ir paskui mane kreipkimės į Jėzų garsiai, sąmoningai, tikėdami tuo, ką darom. Viešpatie Jėzų, aš pripažįstu tau, kad esu nusidėjėlis. Ir pats savęs negaliu pakeisti. Aš tikiu tavo mirtimi, tavo pralietų krauju ir tavo prisikėlimu iš numirusių. Kad visą tai padarė asmeniškai dėl manęs. Kad esi gyvas ir esi čia tarp mūsų. Kad stovi prie mano širdies durų ir beldėje. Ir jeigu aš atidarysiu, tu ateisi ir vakariniausi su manim. Įeik savąją dvasią mano širdį. Įeik į mano gyvenimą. Garsiai kartokit paskui mane. Ir atgimdyk mane iš naujo. Padaryk mane Dievo vaiku. Ir suteik man amžinai gyvenimą. Savo krauju nuplauk mano širdį nuo bet kokios nuodėmės ir mano praeitį. Padaryk švarę. Aš priimu tave dabar. Ir visų šitų žmonių akivaizdoje aš išpažįstu tave. Viešpatie Jėzų, savo sielos gelbėtoju ir savo gyvenimo viešpačiu.
Tikiu, kad visa, kas sena, praeina, kad tu darai naują, viską naują mano gyvenime. Amen. 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 Ir dabar visus, kurie atidavėt savo likimą į Jėzus Kristaus rankas, priėmėte jį kaip viešpatį ir gelbėtoją, kviečiu atsistoti ir ateiti į priekį. Mes norim jūs pasveikinti, tai yra jūsų šventė, jūsų naujo gimimo vakaras, amžino gyvenimo pradžia. Ir pasimelsti už jūs. Prašom, visi, kurie tapo Dievo vaikais per šitą Jėzus Kristaus priėmimą, ateikite čia į priekį. Prašom. Drąsiai. Vienas vyras, sesė, ten moteris, čia šitie du vyrai. Ateikit, kurie buvot prislėgti ir šį vakarą Jėzus nuėmė jūsų nuodėmės naštą. Amen. Kiek daug drąsių, nuoširdžių žmonių. Jaunų ir pagyvenusių, vyrų ir moterų. Romai, stoji čia, ne? Amen. Aleliuja. Ateikit visi, kurie tikrai buvot prislėgti ir kreipėtės su tikėjimu širdį į Jėzų Kristų. Aleliuja. Jėzus tikrai sumokėjo pilną kainą, kad mes turėtume naują gyvenimą. Visą kainą. Kad visos mūsų nuodėmės būtų sunaikintos. Ačiū už žmonės, kurie dar eina. Ar yra dar kas neišėjote? Šiandien tikrai kreipėtės pirmą kartą savo gyvenime į Jėzų Kristų gyvai. Aliuja. Remigijus turi dovanėlių. Už jas tikrai nereikės mokėti. Jėzus sumokėjo ant kryžiaus. Naują testamentą gausi, Dievo žodį ir tokia mūsų lankstinuką apie mūsų bendriją. Mes nesam bažnyčia. Aišku, palaiminimas yra dalyvauti tokiuose susirinkimuose. Dalyvauti mūsų savaitinės susirinkimuose, bet jums reikalinga vietinė bendruomenė, bažnyčia. Nei vienas iš mūsų nesam kunigai, nors iš tikrųjų mes esam kunigai. Nes kas meldžiasi už kitą žmogų, jau yra kunigas. Bet mums reikalingi pastoriai, kunigai, kurie pamokslauja Dievo žodį, kad mes augtume tikėjime. Mums reikalingos vietinės bendruomenės ir kiekvienas iš mūsų, mes esam kai kurios